Praeitą savaitę naują klientę užturėjau ir jinai sako, kaip man išsirinkti tvarkytoją. Aišku, jeigu būčiau aš nesąžiningas žmogus, tai sakyčiau, aš jums tiksiu, viskas gerai bus. Bet pati pagal patirtį žinau, kad ne tik tai klientam netinka tvarkytojas būna, o būna, kad ir tvarkytojam netinka klientai. Ir nemanau, kad mes turim vienas kitą kentėti. Todėl aš jai sakau, čia tipsas, kas ieško tvarkytojos. Idealios tvarkytojos nėra. Yra ideali tvarkytoja jums. Ta prasme, aš pavyzdžiui galiu tikti vienam, bet visai netikti kitam. Mes visi esam su savo požiūriu į švarą. Visi su savo požiūriu, visi su savo skirtingom akim matom bardaką. Ir visai su savo, kaip čia pasakyti, visiems skirtingai rūpi sutvarkytos vietos. Tarkim, vienam viena vieta labiau, kitam kita. Ir šiaip, jeigu tvarkytoja ateina tvarkytis pagal savo vaibą, jinai jums tvarkys geriausiai. Ir jeigu jūs atitinka tą vaibą, jinai jums tiks. Jeigu jūs vienodai matot, jeigu vienodas požiūris į tvarką yra. Todėl nereikia bijot. Reikia pradžiai pažiūrėti, ar sutampat nuotaikom, charakteriais, ar sutampa jūsų požiūris į tvarką. Ir jeigu, pavyzdžiui, matot, kad ne, kartais gali būti paliktų tų kasiakų vadinamų, čia tikrai nėra robotų pas mus. Ir tvarkytoja ateina keliom valandom tik taip. Jūs matysite, jeigu norėsit prisikabinti, jūs rasit visuomet prie ko prisikabinti. Taip, nebus, kad nerasit. Bet svarbu, kad viskas atitiktų. Žodžiu, kad atitiktų ir jūsų nuotaikos, ir charakteriai, ir aura, energija, nežinau kaip čia pasakyti, žodžiu, ir kad nebūtų radikalių kažkokių tai nervinančių dalykų, kurių tvarkytoja neišgirdo.